Sveiki visi, labai ilgai turbūt neišsiplėsiu ir daug, jau Edmundas daug ką papasakojo ir apie fizikos olimpą. Noriu tiesiog vieną pastabėlę galbūt pridėti. Prieš dar 5 metus tai tikrai buvo taip, kad didžioji dauguma, praktiškai visi išskyrus vieną atvejį, dalyvavusių tarptautinėse olimpiadose buvo fizikos olimpo mokiniai per pastarosius kelis metus ir dėl tos pačios pandemijos, kai mokinių bendras skaičius pakankamai drastiškai sumažėjęs, tai dabar vienas kitas dalyvis per paskutinius kelis metus jau būna ir ne fizikos olimpo mokinys. Bet vis tiek, ką tai atranką darome pagal tos pačius bendrus reikalavimus, tai tiesiog tai parodo, kad atitinkamas mokinys sugeba labai daug laiko papildomai skirti ir pasimokyti ir pasivyti tuos, kurie gauna tas žinias iš fizikos olimpo. Bet atitinkamai labai daug jau pastangų pačiam reikia tam įdėti. Na, šitoj vietoj trumpai apie olimpiadas šnekant, tai va toks yra Lietuvos fizikos olimpiado kalendorius. Gruodžio 1 šeštadienį tradiciškai vyksta Lietuvos fizikos mokinių čempionatas. Sausio mėnesį maždaug vidury olimpiado antras turas, kovo-balandžio mėnesį organizuojame respublikinį turą. Gegužę iš tų per respublikinį olimpiadą geriausiai pasirodžiusių mokinių mes atrenkam maždaug 10-15 mokinių ir sukuriam tiesiog kelių dienų, 3-5 dienų, kiek pavyksta ir kiek finansavimo gaunam, tokia atrankos ir pasiruošimo stovykla, kur mokiniai tiesiog kažkiek paskaitėlių galbūt gauna, kažkiek ir savarankiškai pasprendžia įvairių uždavinių ir pagal tos rezultatus jau atrenkam komandą, kuri po to važiuos ir dalyvaus Europos ir tarptautiniai fizikos olimpiadų. Tai maždaug birželis ir liepa. Tai va, galit matyti, kad ko gero tokie pakankamai įtempti metai ir beveik visus tos metus ir užpildo. Šnekant apie olimpiado organizavimą, tai tradiciškai olimpiados organizuojamos 9, 10, 11, 12 klasiai, atitinkamai 4 kaip komitetai, kurie atsakingi už kiekvienus metus ir kasmet vyksta tokios rotacijos. Istoriškai pasidalinimas buvo irgi tarp įvairių mokslo institucijų, kurios atsakingos buvo už fiziką. Tai viena komanda buvo iš Vilniaus universiteto, antra iš Šiaulių universiteto, trečia iš Kauno technologijos universiteto ir ketvirta buvo iš Teorinės fizikos instituto ir pedagoginio universiteto tuo metu, kai buvo tos įstaigos. Bet laikui bėgant daug kas buvo prijungta prie Vilniaus universiteto ir praktiškai dabar taip yra, kad šiuo metu 3 komitetai iš tų 4 yra didžiai dauguma būtent kuruojami Vilniaus universiteto, iš dalies PTMC prisideda šitoje vietoje irgi tokią bendrą komandą turime. Visą koordinavimą, tokį esminį finansavimą atlieka Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, tai per ją mes organizuojam, sukuriam tas sąlygas, paskelbėme sprendimus, ir mokinių registracijų olimpiadas ir tas finansavimas, finansinis dalykas irgi per šitą agentūrą vyksta. Ir tikrai reikia paminėti, kad trečiojo turo, ypatingai ir fizikos čempionato, jau tas organizavimas vietoje vyksta tiesiog didžiąją 90% ko gero dėka savanorių iš Lietuvos gamtos mokslo olimpiado asociacijos, kurie visi olimpiados dalyviai žino tiesiog kaip oranžiniai. Tai va tokia labai šauni komanda iš įvairių gamtos mokslo, daugiausia studentų, kurie ir prižiūri tos mokinius ir kažkokius po
pamokinės veiklas tokias organizuoja ir kad nebūtų tiesiog sausas mokinių suvažiavimas, bet ir kažkiek tos pramogos atsirastų. Na, trumpai galbūt keletą skaidruolių apie tos visus konkursus irgi pasakysiu. Tai fizikos čempionatas, išskyrus tos 2 pandeminius metus, bet vyksta gyvai, organizuojamas 5 Lietuvos didmiesčiuose ir tiesiog mokiniai tada iš visos likusios Lietuvos į tos 5 centrus suvažiuoja, sprendžia. Kuo ypatingas čempionatas, kad absoliučiai visi dalyviai gauna tas pačias sąlygas, tų pačių uždavinių. Taip pat 10 uždavinių ir 9-okas, ir 7-okas, ir 12-okas, visi gauna tos pačius uždavinius. Dalyvavimas yra visiškai savanoriškas, tas vyksta šeštadienį, tai galima sakyti, kad jau tie, kurie atvažiuoja į tą čempionatą, na, kai kurie dalis, ko gero, atvažiuoja dėl mokytojų pažadėto 10-ko už dalyvavimą, bet kita dalis vis tiek jau yra tie fizikai, kurie ko gero yra susidomėję ir nori ir savo žinias pasitikrinti ir pasirodyti. Na ir kitas dalykas, kas yra irgi skiriasi nuo olimpiadų, kad mokiniai gali atsivežti kažkokios literatūros, konspektų, vadovėlių, uždavinynų, bet aišku, uždavinių yra daug ir kažką išmokti, vartyti tuo metu, jeigu nieko nežinai, tai laiko tiesiog fiziškai nelabai bus, tai jau turi žinot, kokios formulytės ieškai. Organizuojamas tas čempionatas kasmet nuo 89 metų, jau šiemet vyks toks jubiliejinis 35-asis čempionatas. Na ir čia tokia skaidruolė šiek tiek statistikos, ką pavyko surinkti iš atvirų ir asmeniškai turimų duomenų dėl čempionate dalyvavusių mokinių skaičiaus keitimo. Tai kai atsirado ir dar prieš tos 15 metų pakankamai didelį skaičių matome, ten ir 1000 mokinių buvo, kada viršijo, na, pastaruoju metu pakankamai mažėjo tas uždavinius dalyvių skaičius. 2020-2021 metais tas sumažėjimas yra dėl COVID, nes ne kiekvienas mokinys galbūt tas techninės galimybės turėjo tiesiog ir būti stebimas tuo metu, kad irgi kažkokia tokia priežiūra turėjo būti vykdoma. Bet, kaip matot, maždaug nusistovėjęs tas skaičius, galima sakyti, kažkur apie 300-350 dalyvių vidutiniškai per pastarosius tos metus. Trečdalį galbūt galima atmesti kaip tokius dalyvius dėl 10-ko, kad pagerėtų metinis ir semestro pažymys. Bet lygiai 2/3, aš manau, čia yra pakankamai ta gera bazė, į ką fotonas galėtų orientuotis, maždaug kaip tos žmonės pritraukti. Tai va čia kalba eina praktiškai 9-okai, 12-okai, tas tarpas. Tai jeigu fotonas dar prijungia 7-okus, 8-okus, tai dar 100-100 mokinių prie tos veiklos pridėti, aš manau, čia tikrai galima bandyti stengtis ir ko gero tas yra padaroma. Gerai, šnekant apie olimpiadas, vėlgi šiemet tokie jubiliejiniai metai, Lietuvos fizikos olimpiada jau vyko 70-oji. Kaip žmonės pakliūva į tas miestų rajonų savivaldybių turą, čia jau mokyklos atrenka iš savo geriausių mokinių, ten išsiunčia kažkiek. Tai vidutiniškai per visas klases Lietuvoje kažkur apie 1500 dalyvių yra toks bendras skaičius. Bet čia tokia statistika pagal rezultatų, kai maždaug apie 50 taškų, 5 uždaviniai, tik tai teoriniai būna uždaviniai per tą antrą rajoną. Ir histogramų taškų pasiskirstimas. Tai vėlgi matome, ko gero, ko ne pusė tų visų dalyvių yra tokie turistai. Tiesiog vėlgi atvažiuoja, ateina, surenka mažiau negu 10% tų galimų taškų. Kodėl taip yra? Tai viena
viena dalim, aišku, vėlgi galbūt dėl to pažymio žmonės ateina, bet kitas dalykas ypač ko gero liečia jau tos rajonus, mažesnius miestelius, kaimus. Vis tiek jau yra, jeigu į čempionatą žmonės atkeliauja, visiškai savanoriai. Čia jau yra kažkokia atranka mokyklos vietoj. Ir tai, kad čia vis tiek į tą rajono turą atkeliauja geriausi mokyklos mokiniai ir iš 50 taškų nesugeba pusė surinkti 5 balų, ko gero čia yra tam tikras rodiklis ir apie tą bendrą lygį ir mokykloj. Ar tų žinių neužtenka, ar kažkaip per sudėtingai parašyti vadovėliai, taip kad yra daug paveiksliukų, bet neaišku, kas už tų slypi, už tų dalykų ir tiesiog kažkokią gilesnio supratimo mokiniai neįgauna. Sunku pasakyti. Va čia tiesiog va tokia pavyzdinė skaidruolė pamastymui, kas čia galėtų būti. Tai iš tų geriausiai pasirodžiusių dalyvių antram ture maždaug tarp 120-140 mokinių yra pakviečiama geriausių mokinių iš visos Lietuvos sudalyvauti trečiam ture. Jau ypatingas tuo, kad yra 2 turai, yra teorinis turas, yra eksperimentinis turas po 4 valandas. Olimpiada vyksta, jau trunka 3 dienas, yra kažkokios, kaip jau minėjau, tie savanoriai organizuoja ir papildomas tokias užklasinės pramogas mokiniams, kad paįvairintos visus dalykus. Tai tikrai smagiai praleidžia laiką, kiekvienais metais vis į kitokį kažkokį miestelį ar miestą atvažiuojam, susibūrėm visi. Tiesiog keletas tokių pavyzdėlių maždaug kaip vyksta. Aišku, tas eksperimentas, jau iš tokių paprastesnių įrangų ir senukose ar iš kažkokių Rusijų atgabentų dalykų, ką galima sugalvoti, surinkti ir mokiniai ką sugebėtų padaryti. Dar tokia statistika paskutinių metų pasiskirstimai bendrai apie taškus kaip yra. Plius minus čia metai nuo metų gali keistis, vėlgi uždavinius galbūt sudėtingumas gali irgi kažkiek sviruoti, bet daugmaž statistika panaši tendencija yra dėl raudonų stulpelių, pasižiūrėkit eksperimentai. Kiek žmonių vėlgi nesugeba padaryti to eksperimento. Yra tokie dalykai, vėlgi, ko gero, nuo mokyklos, iš tikrųjų matome ten ir 11, 12, duodam kažkokius uždavinius, žmonės pirmą kartą mato voltmetrą per metrą, nesugeba kažką pasimatuoti tvarkingai. Tai vėlgi, tokie dalykai šiek tiek niūrus, galbūt su tuo ir finansavimo trūkumu dėl praktinės dalies ir praktinių įgūdžių įgūdimo. Bet yra kaip yra, tiesiog tikėkime šviesesnė ateitim, kad kažkaip pavyks tą situaciją pralaužti. Europos olimpiada čia prasidėjo labai ne per seniai, 2017 metais. Tiesiog estų olimpiadininkų judėjimo vadas sugalvojo, reikia padaryti tokią atskirą Europos fizikos olimpiadą. Uždaviniai pakankamai trumpi yra, tai šiek daugmaž atitinka galbūt ir tą lietuviškąją tradiciją, kai uždavinių yra nedaug, jie yra pakankamai trumpi, bet sudėtingi. Iš tikro matematikos galbūt ne per daug reikia aukštesnis negu Lietuvos olimpiadų. Šiek tiek, aišku, iš tų aukštesnių žinių reikia, bet svarbiausias ypatumas yra tai, kad reikia minties. Tai jeigu sugalvoji ir galbūt kažkokią analogiją, ten vieną uždavinį mechaniką analogiją pritaikyti iš termodinamikos reiškinių ar kažkas tokio, tai uždaviniai pakankamai lengvai išsisprendžia. Nesugalvoji to kabliuko, tiesiog bukai bandytum spręsti, kažkokias lygtis rašinėtum, tai galima tiesiog paskęst matfizę sprendžia. Ir dar yra, aišku, kažkokia ir eksperimentai, tai yra 2 eksperimentus reikia padaryti.
Pirmais metais, kai dalyvavom nuo 19 metų, tai grįžom be nieko, be jokių apdovanojimų, bet jau nuo antro dalyvavimo tie pasiekimai pasipylė. Na ir šiemet pavyko netgi gauti ir pirmą aukso medalį. Tai va čia irgi pakankamai neblogai, sakyčiau, kaip yra. Na ir baigiant jau tuo rimčiausiu išbandymu apie tarptautinę fizikos olimpiadą, tai šiemet vyko 53-oji. Lietuva dalyvauja nuo 89 metų, tai dar nebuvo nepriklausomybės, o jau sudalyvavom Lenkijoje. Prieš 2 metus, kaip prisimenat, organizavom olimpiadą čia pas save, Lietuvoje. Vėlgi yra 2 turai, 3 teoriniai uždaviniai, 2 eksperimentai. Na, kiekvienam turui po 5 valandas yra nemažai, tarp tų turų yra tiesiog 1 diena pertraukos padaryta mokiniams, kad galėtų atsipūsti, atsipalaiduoti, yra nemažai kažkokių, vėlgi, tokių ekskursijų po šalį, tiesiog su vietinė kultūra susipažinti, kas yra irgi pakankamai smagu. Na, o tai, kad uždavinių lygis jau ypač šitose tarptautinėse olimpiadose skiriasi nuo Lietuvos, tai va, tiesiog toks trumpas pavyzdėlis šių metų, va, kaip atrodė viena iš 2 eksperimentinių užduočių. Ne, va, kažkas apie optiką, apie dvejopą lūžį, tai yra tikrai kas išeina iš bendrosios fizikos programos ir net ir ne visi studentai žinotų, kas tai ir išlaikytų egzaminą iš šitos srities, tai va kažkiek yra tiesiog į tą pačią užduotį yra įdedama kažkiek teorijos apie tą reiškinį, nežinoma, kažkas yra pasakoma, kažkiek teorijos, įranga, susipažįstant, mokinys turi su tą įranga, kas tai atrodo. Na, tada jau suformuluojami konkretus uždaviniai, ką reikia padaryti, iš dėžės išpakuoti ir tą įrangą pačiam surinkti, ištestuoti, kad viskas veikia, atlikti prašomus eksperimentus, surinkti kažkokias kreives, pasimatuoti, gauti dydžius. Na ir tiesiog čia yra apimtis viena užduotis eksperimentinė, dar laukia antra užduotis, bendrai yra 5 valandos. Tai viską suprast, perskaityti, surinkti ir dar padaryti eksperimentą. Na, su teoriniam užduotim šiek tiek galbūt paprasčiau, ten jau nereikia gilintis eksperimentą, bet kita vertus irgi būna labai dažnai, kad kažkokie nelabai žinomi reiškiniai yra analizuojami, tai vėlgi kažkiek teorijos, suprast, įsigilinti ir padaryti. Tai va tikrai didelis iššūkis, bet nepaisant to, dalyvaujam pakankamai sėkmingai, tai va čia per visus dalyvavimo metus va, mūsų nuopelnai, ką pavyko pasiekti. Turbūt reikia pasakyti, kad pradedant nuo 2000 maždaug 6-7 metų iš kiekvienos olimpiados mes grįžtam su kokiais 4-5 apdovanojimais iš tų 5 komandos narių. Tai bent 4 žmonės paprastai kažką parsiveža. Iki to laiko, šiek tiek sviravo, tai va čia ko gero, taip juokaudamas, galiu pasakyti, kad nuopelnas yra ir Edmundo Kokščio, kuris maždaug tuo metu prisijungė prie fizikos olimpo veiklos stipriai, kažkiek ir pats savo priskiriu tos nepelnytai tos dalykus, nes irgi kažkiek maždaug panašių metų ten prisijungiu prie kolektyvo. Na, kaip čia bebūtų, yra kaip yra. Na, kažkiek išmokinam mokinius, aišku, jau didžiulės pastangos yra ir pačių mokinių, ką jie čia sugeba įdėti ir gauti. Tai va trumpai toks mano pasakojimas, na ir kadangi sesija skirta Lietuvos fizikos draugijai, tai va tiesiog baigdamas norėčiau pasakyti, kad va čia yra viena iš tų sričių, kur ta fizikos draugija galėtų prisidėti šiek tiek daugiau pagal savo galimybės. Kažkiek, kiek žinau, va čia Aušra Kinienė, kaip viena iš tų 4 komisijų narių per fizikos draugiją kažkiek
paprašo tų pinigėlių tiesiog suvenyrams mokiniams nusipirkti, va, galbūt galėtų praplėst va, tą veiklą ir šiek tiek daugiau pagal galimybės. Na, dėl tų finansinių dalykų va, irgi geras labai dalykas yra, kad nuo šių metų Vilniaus universitetas taip rimčiau pradėjo dalyvauti visoje šitoj olimpiadiniai veikloje, jau atskiras skyrius buvo įkurtas, būtent bendradarbiavimo su mokyklom ir va, kažkokius tokius atminimo suvenyrus jau pradėjo didesniam žmonių ir dalyvių ratui skleis. Na, yra va, tokie dalykai. Na, finansai yra visada finansai, kaip visada jų trūksta. Bet lygiai taip pat ir prie tų komandų uždavinių kūrimo, tai va, fizikų atstovų tikrai, jeigu yra norinčių ir prisidėti kažkiek, tai tikrai labai mielai visus kviečiam, nes praktiškai vėlgi čia reikia vaikščioti per koridorius ir tiesiog asmeniškai kviesti ir ateik, pasižiūrėk, kažkokį uždavinuką duok, sukurk. Na, kaip prašom, ir fizikos žurnalas jų straipsnius, ir va čia šitoj veikloje visada va, reikia kažkiek ir tokio savanoriavimo nemaža dalim. Tai ačiū Jums už dėmesį. Labai ačiū Jevgenijau už apžvalgą. Buvo proga